Jau nežinau, kelintą kartą kalbu apie tai, bet kiekvieną kartą kurdama tokį turinį tikiuosi, kad pasieks kuo daugiau žmonių ir nedarysite tokios klaidos. Tai situacija yra tokia. Žmogus 2025 metais vasario 19 dieną deklaravo savo pajamas ir viskas tvarkoje. Ir dabar rugsėjo 29 dieną gauna meilės laišką iš VMI, kur yra rašoma: jūs nedeklaravote, išventėt gautų pajamų, kurios yra ten virš 3000 eurų. Tai pirmiausia, nereikia taip skubėti ir vasario 19 dieną pateikti savo deklaracijų, nes dar ne viskas būna į jas sukritę ir tikėtina iš Vintedo dar nebuvo sukritusios sumos ir dėl to tiesiog žmogus, galimai pamiršo. Tai tam yra iki gegužės 1 dienos turim tiek laiko, tai tiesiog deklaruojam tada, kada reikia. Kas dabar? Dabar reikia, aišku, tikslinti deklaraciją ir dalis pajamų iki 2500 bus neapmokestinama, o kita dalis, kas virš 2500, bus apmokestinama 15% GPM tarifu ir plus dar reikia susimokėti delspinigius, nes nelaiku sumokamas gyventojų pajamų mokestis. Tai ruošiamės kitų metų deklaravimo laikotarpiui, ruošiamės žinoma iš anksto visada, nes deklaruoti pajamas yra būtina ir mes turim tai padaryti tvarkingai, bet neskubėkime kitais metais, nebūkim tie patys pirmieji. Viskas turi būti savo laiku ir aišku visada pasižiūrėkime, ar mūsų deklaracija priimta ir parašyta neatitikimų nenustatyta, nes jeigu jinai tik priimta, vadinasi, jinai dar yra nepatikrinta. Tai linkiu jums puikių pardavimų ir viską darykime savo laiku.